Yra viena vieta prie Ukmergės, vadinasi Kopūstėliai. Nesu buvęs, žinau, kad ten raketų bazė. Miško broliai ten įsikūrė. Bet va, aš atradau dar įdomesnę vietą. Prie Veprių. Aš taip suprantu, čia yra Veprių raketų bazė. Ir čia turbūt buvo dar slapčiau. Mano hipotezė, kad Kopūstėliai buvo galimai tokia viešesnė vieta, kur žinojo, o atominį ginklą laikė čia. Taigi, sveiki atvykę į Veprių zoną. Ypatingai įspūdinga vieta. Einam paklausysim, kaip tas skamba, kaip tas girdėsi. Ir va. Magiška. Garsas irgi magiškas. Dabar tai čia aš matau, kad grūdus laiko. O! A, o, a, o. Sveiki atvykę į šiuolaikinį grūdų sandėlį. Nors prieš tai čia greičiausiai buvo atominis ginklas laikomas. Kodėlgi ne? Keliukas iš ten ateina, pasislėpęs vienas pastatas. Ir va, jisai su grūdais. Matai, ir maskuodavo ir nieko nesimato. Kažką galima perskaityti, instrukcijos uždažytos. Dabar jau dažai atidengia apie hermetiškumą, apie sistemas. O kiek visos literatūros buvo, kad reikia tikrinti hidropriborus. Tikrinti.